Labas rytas. Ir penktadienis, nu, rimtai, lietus lyja, rytas. Ruduo. Ir per tokį orą labai faina montuoti vidosus, nes atsilikau kokias 4-5 dienas. Ir nei kiek negaila sėdėti prie kompo, o matau ir girdžiu, kaip lietus krenta, tai tas geras jausmas. Grįžti iš po atostogų, kur viskas įskaičiuota ir pusryčiam tik kiaušinis. Blogai? Nuostabu, puiku. Nes dabar reikia labai gerai pailsėti iš po tų atostogų. Eina savo, aš toks lūžęs, jaučiuosi baisiau nei iš po gero darbo. Aš čia montuoju video ir vėliau, mano širdį sustabdė. Nu, į kas buvo? 5 eurų jinai pravedė sukčiam. Šiek tiek. Ne? Ne. Iš tikrųjų, tai užrezervavo Melisai gimtadieniui salę, visą pokylių salę. Nes bus jos 5. gimtadienis, tai nors dar 2 mėnesiai iki gimtadienio, bet Vilė jau pradėjo ruoštis jam. O aš suku antrą vidosą. Taip, kad uždirbtum gimtadienį pinigų. Iki pietų sumontavo 2 vidosus, įkėliau. Ir dabar jie kraunas, tiksliau 3 sumontavau, bet 2 pradėjau kelti, 3 nekelsiu, nes ir taip lagina jų tas internetas. Ir kas čia pietums? Kaip simpatiškai. Su varške gynė cepelinai. O, aš noriu vieną su varške. Tai vakar buvo nusipirkta iš Vilės kaimo 20 cepelinų. 27 eurų išleisti. Nereiktų gaminti. Nereiktų gaminti, bet plemą, kai buvau pasilgęs, aina savo, nu taip skanu. Tie mano rūkyti spirgiukai ir Vilės pakepti, vau, yra. Wow. Labai skani. Iš Roberto nesitikėjau, kai jis taip moka skaniai parūkyti. Ir kas yra, turbūt tokių negausi, niekur negausi. Tokio skanumą negausi. Nu, būna 12 eurų kilogramą negausi. Retais atvejais būna, kad nupirksite skanų gabaliuką. Dažniausiai tampos vis tiek. Vis tiek jo, tamponai būna. Vau, koks nuostabus oras. Negalvoju, kad dar bus tokių orų gerų. Saulikė šviečia, šilta. Nu, palyginus su rudeniu, šilta. Tai kaip aviečių panoko per tas kelias dienas, kol nebuvom. Tiesiog kekėm. Vau. Taip keista. Taip ramu, taip tylu. Nieko padegti nesinori. Reikia atjaučių laiptų daryti. Tos grotelės leisti, pabaigti. Prie durų ten sutvarkyta putplasti. Va šitas grotelės sutvarkyti. Blemba, klijus taip ir palikau ir iš kibiro neišvaliau. Eina šikt. Opa, geras. Galvau, kad kibiro netekau. Ar savo Robertėlių sezoną uždarėt ar ne? Maniškis tai jau, nežinau, savaitę turbūt nepjovė. Ne, gal 5 dienas. Ir dabar pjauna, bet nelabai girdis, kad ten kažką pjautų jisai. Padangos pasiplojusios. Tarpas išnykęs beveik. Ką reiškia pasikrauti? Kelias tonas cemento iš uošvių. Ir dar klijavimo, armavimo mišinio, nes per žiemą pas juos ten sušoks tam garaže stovėdami tas likutis. Ir šiaip nebeturim, kur mes jo ten panaudoti. Tai aš jį sunaudosiu dar šiemet, tai kolonas normuosiu. Na bent jau manau taip. O tas keletas cemento maišų dar su jais į pamatuką čia. Šitą, kur reik vis iškast griovę ir užbetonuoti. Noriu sėdėti, o neišėjant sėdėti. Viliukas daro didingą darbą. Nerodyk, aš čia su timpam, su suknės, su kelniam. Ir nepasiek pedalą. Nepasiek. Tai gal tau tą mažesnę kėdę atnešti? Tada nematysiu kasiūnų. Tada per aukštai bus, ne? Reik stalą. Bet Viliukas išgyrė šitą seną daiktą. Sakė daug geriau negu mano. Žiūrėk, va, kaip gražiai siūn. O nas ten išmėta tas tokius. Eina savo, kai naują siūlė. Ir kaip jinai tyliai dirb, ana tai grinai, kai traktorius dirb. Mes per bortą. Ir šita, žiūrėjau, naudotos, jos po 3 eurų kainuoja. Net kiti parašė apynaujos. Aš manau, kad šita irgi nėra tokia. Nu, panašiai.
mes ją gavom dovanų. Ir Stals. nors jinai ir 90 metų, senesnė metais už mumis net. Bet, smagu, kad Viliai patiko. Gal pagaliau bus pasiūtos užuolaidos. Nu, vieną šiandien. Nu, bent jau vieną. Ai, nu tai, lapkritis nevetolė. Net 2 savaičių nebėra iki lapkričio. Kur sakė, siuvėja per 2 dienas padarė. Vilė sakė, labai patinka medžiaga. Taip. Tu pasižiūrėk, va, nežiūrėjus, kaip gražiai pasiūnu. Nes čia matos grinai grioviuks, va taip paspaudi, matos grioviuksi, gali kojytę laikyti prie grioviuko. O čia tai, ai, atsilenkus to. Nu. Supratau. Gerai. Tai. Aišku, siuvėjas taip nedaro, jos nesidaiksto. Na taip. O aš kaip mokinė darau. Dar Viliuks, kiek vargo čia turi šardymui. Nu, tiek pasisiuvau, tai šitai jau. O čia dar žiūrėk, gali ir įsipijaut, kur čia per įrankis, iš kur čia gavai? Profkės laikais. Profkės laikais, čia tik išsaugai? Tiesiog, o ką išmesi? Tiek metų su tavim kartu jisai? Tai tu sivi mane pamiršti, da. Kaip prabertėlės su lapais? Nu tai ne kažką, nerenkis į lapų. Tik tais biškį apdaužai viskas, o šiaip tai nesusmulkin. Vat, teks su traktoriuku pravažiuoti, susmulkinti juos. Bet dabar gaunas linijos visai. Toks zigzagai, bet gražiai. Su šituo daikštu vaikšto ir galvoju. Nu ko čia pradėti man? Tai reikia pradėti nuo patytės išpjaustimo. Kaip nefaina betoną pjauti su pjūkliuku. Na tai kažkaip taip va. O šiaip tai galvoju, kitą dalyką reikia pasimti. Ką, pielalą pasiėmiau. Tai kai gražiai išpjovė, ne? Jūs irgi pritarėt. Aš girdžiu, kaip pritarėt, kaip rašot komentarą. Nu, blemba. Nu, na, kadangi turiu nesužeisti, jau ten su pielalą nelysiu. Au, gaila šito. Teks su pielalą lysti. Opa. Kaip gražiai. Na ir kitą pusę nugenėkim. Nu. Opa. Ir. Daugiau nežinau, ką toliau daryti. Nes dėl šalčio tilto tai visiškai nesuko galvos, nes čia yra 10 comų po tuo tas pat putplastis eina. Ne 10, kiek 8. Putplastis pas mum eina iki pat va čia va durų, nes išneštos durys yra. Tai dėl to nesuko galvos, nes čia dar minimum turbūt 8 comai lieka šitas putplastis. Tai ir niekur nesusijungia su jokiu betonu. Gal būtų gerai čia nutepti kokią hidroizoliaciją šitą kraščiuką, nes kad medis nepradėtų pūti, drėgmės negautų. Bet ne dėl to, kad čia kas šalta bus ar kažkas, nes 2005 metais žmonės šiltindavo iš vis tik tais 10 comų savo namus. Ir nebūdavo tai baisiai šalta, ne? Tik tais elektros sąnaudos didelės arba dujų. Arba malkų, bet šiaip tai, bendroji sumoj, tai viskas ok, ne? Ir kas toliau? Labai yra gerai apgalvoję gulščiukų gamintojai, kad 5 gamina pagal trinkėlės, gulščiukai irgi 5, tai va, lygiai nusibraukiam ir žinom, kad bus tikrai lygiai, nes gulščiukas tik pat. Tai svarbiausia nuolydį pasidaryti.
Vos ant ten. Pati geriausia mini vibralkė yra pati trinkelė. Na va, vieną eilutę išsidėjau. Reikia įsileisti dabar šitą. Grotinskį. O, čia žvėreliuką reikia nusibraukti biškį nemažai. Arba reikia atvirkščiai padaryti. Pirma visur trinkikės išsidėti, pasilikta šiam cumo ant kem. Nu, ir tada išsikasti ir leisti pabandyti. Na va, išsidėjau vieną šoną ir dabar reikia pabandyti išsiskusti. Tiek, kiek man reikia galbūt. Tai pamatysim, ar pavyks ar ne. Nes čia viskas yra improvizaciniu būdu. Čia valščiukas jaučiu, jo, panašaus ilgio kaip ir šitas grotelės. Ir tada. Na va, panašiai. Visiškai panašiai. Čia biškai reikia papilti smėlio. Ir čia tada tas galas susitvarko. Labai gerai. Na va ir čia. Šiaip net neskaičiavau, kad gautus čia taip gerai, bet gaunas pelė kaip gerai, nes čia irgi sveika trinkelė pareina. Kosmosas. Nori pažiūrėti grotelio? Labai gerai atrodo. Patinka? Mhm. Išlipk lauk. Čia ant laipto išlipk. Tinka? Tinka. Atrodo kaip daugiabučio aikštelė ta. Kodėl? Komentaras? Man neatrodo. Man atrodo kaip namai. Man irgi atrodo kaip namai. Iš tikrųjų, ir galėjau nusivalyti net. Tada. Blemba, patinka, Bet tai kažkaip durnai atrodo, nes tie sulangai susitraukia. Ir kas yra nesusilanksta, ne? Na. Nu, nėra vingio. Na. Neužtenka, per siaurą. Taip, reikėjo tą vieną platesnę daryti. Mes padarėm tikrą šikną su savo užuolaidom. Nu, kitaip nepavadins. Mhm. Susimovėm. Galvojom, kad gerai bus, bet ne. Čia taip tipo turėtų būti per vidurę. Čia taip va. Ir šitos šoninės tik atsitraukti. Ir ten. Nes į 3 dalis dalinom. Reikėjo dalinti 4, kaip miegamajam. Tai va, kai fotkės nepasidarai. Nu, ir būtų gerai buvę, bet... Ta siena taip gaunas plačiai, tesnė tokia. Bet čia yra identiška miegamajam. Čia reikėjo 4 užuolaidų, ne 3. Mes 3 padalinom. Nu, o ten 4, po 1,5. Tai sakau, dar vienas užuolaidas pirk. Nežinau. Na, tau gaila dabar 18, kiek čia? 32 eurų? Kiek čia taip gaunas, tai gaunas 36 eurų. Na, kaip tu nuspręsi, tai padarysi? Tai gal nusiperkam dar vienas užuolaidas ir viskas. Tai ir ten tada reiks svetainė irgi? Nereiks. Reiks. Nes ten yra irgi šudinai tai paskaičiuota. Aš geriau grįšiu prie savo darbų. Užuolaidos ne mano tema. Biški tokia mažutė šiknutė gaunas. Centimetro tarpas, gal net 1,5. Tai... Vat. Ir ten šuduką teks tokį įdėti pripjovus. Biški nesąmonė. Čia tik užuolaidos. Galima nukirpti, galima nusipirkti. Biški atspalvis gali skirsis, bet paskiau gal vis tiek nubus. Man patinka, tu taip ramiai. Tai... Dar daugiau laiptų atsirado. Ar patinka? Labai. Jau beveik baigiai. Dabar didžioji dalis lika, sunkioji. Tai reikia trinkėlės pasidaryti plonas. Nusipjauti apačias. Vis kitaip nepaliam. Gal ir palystų, jeigu daugiau putplašį išpjausčiau, bet nenoriu. Šilumos tai blogiau. Blogai šilumai. Šilumai gal neblogiau, bet tiesiog. Taip geriau gausis. Nu gerai, pjauk, tik nepridulkik namų. Ta laidą, kur nors nusitem kitur, ką man į namus neitų dulkės.
Čia baisiau negu užuolaidas nedašiktas. Ten yra chemtrailai. Chemtrailus į namus neprileis. Na tai, reikia padaryti dabar 10 trinkelių va šitaip. Veleksai išlėkė į daržą. Šik čia tų chemtrailų tiek daug prisklido. Fu. Na va, vafliukų prisipjausčiau. Dabar reikia išsidėlioti, pažiūrėti, ar netrūksta. Bet jau matau akivaizdžiai, kad trūksta. Tai dar reiks man. Kiek čia tų vafliukų? Nu, kiek? Tai 1,5. Nu, tai 2 vafliukus reikia atsipjauti. Wow! Man reikėjo tik šiupeliuko cemento. Iškrito visi 3 turbūt. Pasirodė prieš kamerą, kad norėjai save matyti. Ai, Melisa vakar žiūrėjo vlogą ir sakė, o kur aš? Atsimeni, kaip sakė, kur aš? Ai, nebenorėjau dabar. Ką? Šiandien ne. Ką Melisa einam? Kur mes? Pasakos. Kur jūs einat? Kur mes einam? Na, kur einat? Nežinau. Kas nutiko? Einam namo, ką darysim? Nežinau. Nežinai? Šiandien nekalbadienis, ane? Nu tai einam tada. Galim lėpti jau. Galima. Visur galim. Čia reikia turėklų, ne? Pirmą laiptą. Arba trumpam čia sudėti kokias trinkelės. Ar patinka? Melisa. Nu veikia matos grotelės. Man atrodo žymiai geriau grotelės, nes brauki ir kiekvienu braukimu nukrent viskas. O kai kilimą, tai tą patį šūdą brauki. Ir kiekvieną dieną turi išpurti tą kilimą. Taip, kiekvieną dieną. O čia reiksdavo kas pusę metų jį išvalyti. Nu tai va. Na ir užsimaišiau mišiniuką sausą. Ir pakakojam dabar čia. Jisai nėra toks sausas. Čia drėgnas, o jisai iš esmės pats savo prisitrauks drėgmės, tai bus labai gerai. Na va, ponas drėgmė sukietins visą tą masę. O man beliks tik tais trinkas dabar sudėti ir pasigrožėti. Leila, Kamilė, Eneida, Evilija, Izabelė, Armantas, Austėjas, Sikstas, Karolina, Adas kažkada duoda kvietėsi antradienį važiuoti. Na ir tada laiptai baigti. Tik neaišku, ką su šito tarpeliu padaryti. Sakykim, kad čia yra kompensacinė, vibracinė ir visokia kitokia siūlė. Tai mes ir ją paliksim. Taip. Na ir čia ta kompensacinė siūlė nėra čia tokia bloga, jinai pasakysiu. Išspaudžia gerai su pirštais. O užsišluos tarpelį. Tai bus tobula. O dar kažkada gyvenime sukietės, tai iš vis bus volia. Na ir dabar čia yra pats atsakingiausias darbas. Tai užšluoti tarpelius. Ir neprisigalvokit, čia su jokiais cementais tarpo nešluosim, nes jeigu reiks pataisyti kažkada gyvenime, nu tai čia jau bus tada kaput. Visam gyvenimui. Užšluosiu su žviruku ir viskas. Aišku, būtų fainiausia užšluoti su granitinėm acijom, bet tokių pas mane nerasta. Na va, oficialiai laiptai baigti. Tai ir jau smagu užlipti tiesiai namus įeiti. Nebereikia kojų kelnuoti. O dar prieš kokius 2 mėnesius būčiau sakęs, kas šiandien darys, šiemet tiksliau
atidarys tos laiptus. Ir geriausias komentaras. Robertai, kodėl tos durys dar neišbluko? Tik jas reiktų nuvalyti, nuplauti. Plaunas. Jo, plaunas. Suseiliam. Tai va, ir blemba, kelius tūkstančius mokės už duris. Netikės, kad bent jau 20 metų jos negirgždės, kaip dabar daro. Bet parašyta, kas metus reiktų sutepti. O jau 2 metų pas mumis jos. Logiška. Čia irgi nuo lietaus viskas, bet čia labai švariai nusivalo viskas. Viskas nusivalo. O jeigu labai kažkas tokių durų norėsit spalvos, šitų durų spalvos kodas yra 3018, jeigu kažkam įdomu. Tai jos yra rudos. Juokauju. Jas yra raudonas. Ryškiai raudonas. Gal ne visai ryškiai, bet mums patinka. O kodėl? O todėl, kad vieną žiemą Robertas labai mėgo knygą skaityti ir prisiskaitė, kad įėjimo duris turi būti pagal Feng Shui. O pagal Feng Shui jos yra išskirtinės. Tai mūsų duris tikrai išskirtinės iš visų namų dalykų. Viskas bus pilka balta, tai arba šiek tiek juoda, tai langai balti, sienos juodas, tvora, stulpai balti, segmentai pilki arba juodi, kažkas į tą pusę. Tai va, ir vienintelis dalykas bus duris raudonos, trinkelės bus pilkos. Tai suderinta viskas. Mano Diskelevičius baigėsi. Visos statybos atlaikė vienas diskas, įsivaizduojat? Vienas vienintelis. Supjovė visą namo blokelius, daug supjovė ir pamatų blokelius, vidinių pamatų čia namo. Po to šiaip sienas griauti reikėjo, irgi nemažai išpjovė su vienu vieninteliu disku. Ir prieš galą jisai būna toks pavojingas. Čia dar nepavojingas, čia jo dar daug likė, palyginus daug. Bet kai visiškai plonyčiai tie lieka, tai jie pradeda spjaudytis, nulėkti nuo šito metalo. Šitie tai smagiai kartais kimba į kelnes. Vienas keistas dalykas tai, kad liko trinkelių gerosios pusės ir šiaip dažniausiai prie durų, kaip jaudavau pa žmonių ar dar kažkur pas save, tai likdavo trinkelių blogosios pusės. Tai būtų pravertę, jei būčiau išsisaugojęs blogųjų pusę. O dabar vien gerosios. Pažiūrim, kaip nutryptoji dalis susiklijavus. Lūžo. Bet lūžo ne iš klijų, o iš putplasčio atsiplėšė. Tai klijai reiškia ant tie gerai laikos, kad nenuplėšytų jų nuo putplasčio, neatplėšęs nuo putplasčio. Bet jau jaučiuosi šiek tiek pailsėjęs iš po šitų darbų, nuo visų tų ale poilsių, nes man didesnis poilsis yra čia, nei kažkur kitur važiuoti, ypač 300 km, tai čia iš vis. Nes realiai vieną dieną tai poilsio gaunas, bet ir tai ten ne poilsis buvo, o labai aktyvus laisvalaikis. Pagalvojau, jeigu bus kažkada sauso smėlio ir iššluosiu tas tarpus, nes čia tas pavasarį bus, nes dabar čia tik į namus nešis tas žvyras daugiau, naudos čia nelabai bus. Tai dabar sėdėdamas tiesiog ant šitų laiptų, paskaičiuosiu, kiek jie man kainavo. Ir tada gavosi, kadangi grotelės šiek tiek pigiau gavosi, nei tikėjaus, 28 eurai, tai gavosi 106 eurai. Viską sudėjau, žvyrą, cementą, smėlį, klijus. Daugiau čia nieko nėra, tai. Dar galim pridėti deimantinius diskus, kuriuos pjau ir elektrą, tai 110 eurų. Bet tai yra tik mano išlaidos. Aš esu kažkada daręs panašius laiptus, tai vien darbas kainavo klientui 500 pinigų. Ten buvo panašaus tipo laiptai dydžio,
tik paskutinę kartą laiptus dariau, turbūt 2018 metais. Jo, bet prieš tai buvau daug laiptų daręs, bet per to 6 metus daug ką primiršau, pasirodo. Bet kai pradedi daryti, pradeda atsigaminti viskas. Čia taip pat kaip dviračiai išmokti važiuoti. Ar esu patenkintas? Bele kaip patenkintas, bele kaip patinka, bele kaip geras vaizdas mano akims. Wow, patinka. Žinot ką? Ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu norit pamatyti kitus projektus, kaip pabaigiu, pavyzdžiui, kaip sandėliuką, kaip tvorą, tai paspauskit šitą arba šitą ir važiuojam į kitą dieną. O aš turbūt dar čia pusvalandį stovėsiu ir žiūrėsiu. Plemba, kaip patogu dabar įeiti namus. Bele kaip. Ir patogu, ir gražu, ir man patinka. Nuėjau namo ir atsiminiau, kad reikia šitą iškrauti, nes Vilė vežiojas veltui tokį svorį. Čia jau buvo koks 10 maišų, tik nerodžiau. O kur jie buvo? Tai ant sėdynės čia, nes nesinorėjo, kad vieni bagažinės svorių susikrauti, kad nebūtų priekis taip. Tai... Bet viskas okei, parvažiavom. Aišku, jautės biškis svoris tas toks ir ekonomija sumažėjus mašinos, bet nieko. Aš galvojau, kad po mūsų išvykos 3 dienų jisai nebeteis, bet matos lankosi jisai čia. Kaip mėgsta kiti su gyvūnais šnekėtis, tai paklausiu. Nu, kaip laiptai? Ką manai? Ką manai apie laiptus? Ką? Patinka? Va, ir apšvietimas įsijungė. O tas lapins, ką? Snukis sukišęs į žolę. Taip? Ką? Panslapinė. Jisai čia atvarė. Iš vyro krūvo kažką pasikasė, suvalgė. Reiškia, jisai ją nešiks, nes jisai maistą čia slėpė. Taip, panslapinė. Tikrai taip.